Klausimas, kiek sumuštinių reikia pritvirtinti prie katės, kad išsisuktum iš padėties? Matote, jeigu pritvirtinsite katę prie sumuštinio, pažiūrėkit, katė nukrenta vis laik ant kojų, sumuštinis nukrenta sviestu į apačią. Tai aš manau, kad jeigu juos suklijuosite, įgausite nesibaigiant energijos šaltinį, kuris galėtų veikti amžinai. Tai yra ateities technologija. Reiktų dviejų, nes vienas katės neperstų. Nu, jeigu sumuštiniai su tūnu, manau, kokių 9 pakaktų. Galbūt 9? Nu, labai gražus skaičius. 13 kart 3. Ai, ne, sorry. O dėl katės, kam ta katė reikalinga, jei bus sumuštiniai? Nu, kad katė galėtų sumuštinius valgyti. Kas daugiau valgys? 100. 100? Kodėl būtent 100? Nes tiek sveria katė. Nu, tarkim, 10. Kodėl 10? Nes laisvojo kritimo pagreitis 10. 4. Kodėl būtent 4? Nes 4 kojas. 4 kojas. Čia tipo, kiekvienai kojai pasumuštinuką. Priklauso nuo situacijos rimtumo, man atrodo. Tai čia, tipo... Man kol kas dar 3 užteko. Tarkim, vietoj obuolio ant tavo galvos nukrenta dangaus kūnas. Ką su juo darytum? Parduočiau, girdėjau labai gerą kainą. Kas galėtų būti kūnai, kad jie labai brangus. Aš gal pasidėstim. Žinai, jeigu kas tos iš dangus krenta, ar meteoritas, ar žvaigždė, vis tiek prasidos per Skelbiu LT. Nu, jeigu valgomas, pasiūlyčiau draugui. Jeigu nevalgomas, tikriausiai mečiau jį. Kodėl taip su draugu? Tai geriausias draugas, reikia pasiliksime kaip man. Numešiau atgal. Nu, Niutonas, kai gavo iš obuolio į galvą, pradėjo klydėti apie visokius dėsnius. Šį kažką klydėčiau. O, manau, manęs jau nebebūtų. Tiesiog nueičiau, nes kas tos kūnais? Nu, Tas pats kaip pabalys. Ant spanų krenta? Viskas pasidėjo. Kokį matavimo vienetą naudotum tingėjimo stiprumui išmatuoti? Sakyčiau, Newtonas į kilogramą pagal savo svorį. Kompiuterinių žaidimų skaičių peržaista. Miego kiekis per valandą. Maždaug nuo 10 būtų jau gerai. Džaulį, nes jisai parodo, kiek atlieki darbą. Dažnai tingi. Nu, kaip kada, bet jeigu mažai atlieki darbą, tai mažai ir džaulį. Lovom. Lovom. O žadintuvas, prie ko čia bus dar? Žadintuvas atvirkščiai. Kokių sąveikų dėka maistas patenka po klaviatūra? O, čia sunkus klausimas, sakyčiau. Dar kažkaip po kurio laiko apriti kompą žiūri sumuštinį byrą. Bet klausimas, kaip jie ten patenka? Tai valgai per daug, kai būna, tai kartais tokie, netenka tokie netikimai, pakliūna po klaviatūrą. Aš tipo vos ne kaip kokie, žinai, pasėjai kokie augaliuką, net čia sumuštekas nukrenta, po to klaviatūrą nebespaudžia, nes užauga į mane. Na, ir po to reikia gauti, viskas bus gerai. Na tai va, kai, pavyzdžiui, žmonės ruošiasi tokiam olimpiadam kaip fizikos, tai aišku, ten sėdi prie kompo, ten sprendžia tos uždavinius, tai ir pavalgyti reikia, tai va, tai yra. Tingi tiesiog. Bet tai kodėl nekrenta ant stalo, bet į klaviatūrą krenta būtent. O čia pagrindinė. Juoda klaviatūra, juoda skylė. O tai baltą turi tik kas tada nuo klaviatūros skrenda? Tai nesu žmogus, kuris valgo prie kompo. Stengiuosi nevalgyti. Toks irgi variantas. Kartą atsirado kava po mano kompo klaviatūrų. Nors negeri kavos prie kompo, ne? Kava geriau. Nu, čia jau galim sakyti, kad čia trinties jėga. Galima irgi pritaikyti. O šiaip daug maisto išbėra po metų, ten pertuką, žinai, paimi, paverti lėkštę. Nu, nežinau, 5 žmonių šeimą galim pamaitinti. Gerai. Gerai, va čia tas klausimas, dėl ko būtent tave pasikeitėm. Tai buvo 5 klausimo atsakymas. Nežinau, kodėl būtent tai pasakė, bet pabandyk tu gal pasiūlys kažką kitą. Žiūrėk, yra tokia mislė. Šriodingerio dėžė, bet ne katė. Teka srovė, bet ne laidas. Kas? Šriodingerio katė, iš kurios padarytas kebabas. Plyta, Kodėl būtent plyta? nes nei katė, bet dėžė. Čia tipo plyta sprendžia visas problemas? Tai gerai. Sakyčiau, kad čiaupas. Kodėl? Nu, gerai. Čiaupas teka srovė ir kodėlgi ne dėžėjai? Aš jaučiu dar Šriodingerio kurso nepraėjęs būsiu. Kas atsitinka susidūrus dviem fizikams? Nu, jeigu fizikas ir fizika, dažnai gaunasi chemikas. Nu, jeigu 2 fizikai, tai manau, geras vakaras. Kas atsitinka? Jo. Mes nesusidurėm niekada. Nes...
O jeigu fizikė? Va, irgi variantas gali būti. Kas tada? Jeigu tu fizikai, tai neįdomu, bet jeigu fizikas ir fizikė, tai Kas per sąveiką čia pilna? dar neištirt. Nepaskęsta, Kur paskęst? vandenį, nes kur daugiau skėsi. Ta prasme, du fizikus paimam ir vienas kitą jie bėga, jie susiduria ir tada vanduo atsiranda iš kažkur. Fizikiniai dėsniai. Kokie dėsniai? Traukos ir stumos. Fizika. Ta prasme, susiduria du fizikai ir pasidaro fizika. Taip. Po vieną žodžiu fizika nevaikšto. Ne. Sakoma, kad fizikai labai kieti. Tai koks jų tankis? Koks jų tankis? Tai galima apskaičiuoti. Su kuo? Nu tai gali būti uždavinys toks olimpiadai. Nu. Aš negaliu dabar sakyti, po to padėsiu kitiems savo konkurentams. Tikrai tankesnis nei oro. O oro tankis koks įtikėti? Didelis. Oho, kaip informatyvu. Šiaip sakyčiau taip, oro tankis būtų maždaug apie 5 kg, tai fizikas turi būti stiprus, kietas. Tai pala, kokia agregatinė būsena yra? Fiziko? Jo. Nu, kadangi fizikas yra greitas, energingas, sakyčiau plazminė. Oho. Nu, tai nežinau. Spręsk. Nu, iš jų sakyčiau, artima begalybei. Negaliu sakyti skaičiaus, ne? Nu, neleidžiam žodžiu. Fizikai beveik vanduo. Už 500 milijono džaulių kvadratiniam kilometrui. Oho, kodėl būtent toks vienetas pasirinktas? Siekiant, kad būtų kuo paprasčiau visą tai išprastinti formulėje. Ai, tai štai Čia kad būtų paprasčiau skaičiuoti. Vos nesavrankiškai, net bet ką susigalvojam, bet kokius vienetus, norim išprastinti, išbrukėm ir nebėra. Jo. Ai, tai čia. Aš taip ir čia patekau. O kas sako, kad jie kiti? Ką planuojat nuveikti per fizikos olimpiadą? Spręsti daug uždavinių. Pažaisti kvidičą. Pažinti Alantą. Nu, tikiuosi mažai miegosite ir tikiuosi jūs pasiūlysit puikią programą, kaip praleisti šitą olimpiadą. Jėga. Net ir tikslo. Jo. Tai kaip tu iš viso tą olimpiadą papuolį? Netyčia. Pažaisti kvidišą. Wow. Ir nepaimti paskutinės vietos. Išspręsti daug uždavinių. Papramogauti. Pailsėti. Čia kaip kurortas, ne? Jo. Normaliai. Išsimiegoti visų pirma. A, tai čia mėgojimą, bet namie negauni pamėgoti. Neleis, sako, ruoškis olimpiadai. Jo. Aš tai pavalgyti. Jo, pavalgyti. Tikriausiai, nežinau, ar čia bus šokių vakaras, chemijoje, fizikoje, nežinau. Matai, čia tokia... Ups!